Maskvos ir Kijevo dėrybose Zelenskis vadovauti delegacijai skyrė gynybos ministrą. Kremlius atsiuntė žemo rango patarėją. Trumpas sako, taikos nebus, kol jis asmeniškai nesusitiks su Putinu. Patinka jums tai ar ne? Nemanau, kad kas nors pasikeis, kol mes su juo nesusitiksime. Estijai bandžius stabdyti Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį, ši jo ginti pasiuntė naikintuvą. Šis naikintuvas pažeidė NATO oro erdvę apie minutę. Tai yra visiškai nauja. LRT tyrimas rodo, darbuotojų iš trečiųjų šalių skaičius sparčiai auga dėl 22-aisiais priimtos įstatymo pataisos. Šį vakar Eurovizijoje net 2 lietuvių dainos. Per specialų pasirodymą nuskambės ir The Roop. Išmanieji kasos aparatai našta smulkiesiems. Užsidaro parduotuvės ant ratų, nes kaimo vietovėse neįmanoma įgyvendinti visų reikalavimų. Labas vakaras, studijoje aš, Marijus Žiedas. Turkijoje į dėrybas su Rusija atvykusi Ukrainos delegacija kalbėtis su rusais į Stambulą siunčia gynybos ministrą. Volodymyras Zelenskis taip nusprendė netvykus Vladimirui Putinui, atsiuntusiam būrį žemo lygio patarėjų. Pasak Ukrainos prezidento, Rusija demonstruoja į taikos dėrybą žiūrinti nerimtai. Tuo metu Donaldas Trumpas pareiškė, kad jokio reikšmingo susitarimo nebus, kol jis nesusitiks su Putinu asmeniškai. Aš čia apie žinią Vladimirui.